Sveiki, taigi šį video darau norėdamas jums papasakoti apie vieną nišą, kuri mano nuomonė turi daugiausiai potencialo 2026 metais. Kadangi jau metai įsibėgėjo, po truputį matome skaičius, iškart matosi, kas veikia, kas ne, link kur krypsta, sakykime, žiūrovų dėmesys, kokie kanalai auga, kokie pradeda kristi. Ir pagal tai galim padaryti tam tikras išvadas. Tai mano nuomonė, pirmiausia, ką reikia daryti, tai stebėti pasaulį, stebėti naujienas, stebėti rinką, kas vyksta, ką mes turime šiais metais. Tai pavyzdžiui, galim pradėti nuo to, kad Hormuzo sąsiauris buvo uždarytas, karas su Iranu, ir pagal tai galim pasidaryti tam tikras išvadas, į kur būtų galima geriausiai fokusuotis. Turėtume nepamiršti ir sporto nišų, NBA, NFL, nes prasideda sezonai, taip pat NFL sezonas rugsėjo mėnesį arba tai rugpjūčio gale irgi turėtų prasidėti. Tai irgi žinau, kad reiškia bus geras momentas kurti vaizdo įrašus apie tai. Tai reiškia, kas liečia sporto nišas, labiau yra svarbu ne apie ką kurt, bet kada kurt, nes nišos skirtingais momentais yra viena arba kita stipresnė tam tikrų momentų. Tai pavyzdžiui, dėl futbolo negaliu pakomentuoti, nes labai daug yra kompiliacinių kanalų ir labai mažai komentavimo, labai mažai faceless toje nišoje, kas liečia futbolą, bet kas liečia krepšinį, kas liečia amerikietišką futbolą, tai yra labai daug potencialo, svarbu jį tik išnaudoti tinkamai. Tai kodėl būtent šios nišos? Nes mes fokusuojamės į amerikiečių auditoriją, amerikiečiai yra labai mokus ir mes būtent turime kur turinį jiems, nes mes norim pritraukti amerikiečius, mes norime jiems kur turinį, mes norime iš jų uždirbti. Taip? Tai Foxas, faceless kanalą pradėkime vėlgi nuo to, kad yra uždirbti pinigus, todėl turime kurti video apie nišas, kurios, reiškia, gali mums pritraukti tas auditorijas, kurios moka daug pinigų. Grįžtant prie politikos ir prie šių dienų ekonominių problemų, viena iš tokių didesnių, sakykime, nišų, į kur aš rekomenduočiau visiems sutelkti fokusą, būtų kanalas pavadinimu Core Insights. Tai to neužilgo aš jums parodysiu. Taigi turime tokį kanalą pavadinimu Core Insights. Šitas kanalas fokusuojasi apie turinį susijusį su politika. Ir jeigu mes užeisime pasižiūrėti, kaip jiems sekasi, paskutiniu metu galim pastebėti, jog renka tikrai labai daug peržiūrų. Ir pagrindai, ką jis fokusuojasi, tai yra į Kiniją. Tai Kinija pritraukia kažkokią, tai jis, nežinau, savo auditoriją ir paskutiniu metu labai gerai performina. Tai aišku, jeigu atkreipsi dėmesį, šitas kanalas kelia labai daug turinio apie šių dienų aktualės ne tik ir su Kinija, bet kas liečia ir, pavyzdžiui, Artemis 2, tai reiškia tą kosmoso visą misiją iš NASOs ir apie tai irgi padarė vaizdo įrašą, bet tiesiog vėlgi įkišo Kinijos raktažodį ir būtent jam labai gerai sekasi. Tai šiaip ir praeitais metais ir šiais, ką aš pastebiu, jog dažnai kanalai relaina, tai reiškia atsiremia tik į vieną kažkokią temą arba į vieną raktažodį. Tai jeigu jisai, sakykime, kanalas yra apie Australiją, tai jis kurs apie Australiją ir viskas, kas eina su Australija, jam šitam kanalui veiks. Tai yra toks kanalas, jis turi 400 followerių. Bet jeigu eisim pasižiūrėti paskutinius vaizdo įrašus, galim pamatyti, kad jisai pradėjo jau po truputį gauti momentą, pagauti tą visą tempą ir po truputį tiksliau kyla į viršų. Tai matom, kad prieš 4 tūkstančiai peržiūrų ir 3-4 tūkstančiai peržiūrų, žodžiu, yra jo vidurkis. Tai populiariausias video turi 13 tūkstančių peržiūrų, bet jis buvo įkeltas prieš 2 mėnesius. Video yra virš 40. Ir seniausias jo buvo prieš 2 mėnesius. Tai pradėjo prieš 2 mėnesius ir po truputį jisai vėlgi grąžina aktyvumą į kanalą. Jis daro tam tikras bėdas, dėl ko būtų galima, sakykime, pateisinti, dėl ko jam neveikia, bet pas mane bendruomenėje mes visada šnekame apie tam tikras klaidas ir mokome jų išvengti, ką daryti, kad kanalas augtų, ką daryti, kad surinktų daugiau peržiūrų. Tai pavyzdžiui, viena labai akivaizdi jo bėda yra tai, kad jisai nekelia kasdien. Tai paprastas dalykas, geriau suprastink kokybę, bet kelk dažniau, jau matysi kitokį rezultatą. Kai kuriems reikėtų padaryti atvirkščiai, bet šitam kanalui būtų galima pabandyti būtent šį reiškia sprendimą. Kanalas apie Australiją, apie tam tikrus, sakykime, deputatus, kurie čia reiškia yra atsakingi už tą jų ekonomiką ir panašiai, nes aš matau vis pasikartojančius veidus ant viršelio ir panašiai. Tai žodžiu, Australija apie Australiją.
Kinija apie Kiniją, bet, žodžiu, šitas kanalas, aišku, paima biškį didesnę auditoriją, platesnį mastą žmonių, kuriems, sakykime, yra aktuali ta Kinijos ekonomika ir jų ryšiai ten su Amerika ir panašiai. Būtent dėl to jis visai neblogai klesti. Tai jeigu mes nueisime į svetainę socialblade.com ir įrašysim šitą kanalą, mes galėsim pasižiūrėti, kiek jisai surinko, sakykime, peržiūrų per paskutines 20 dienų, kas yra 4,5 milijono peržiūrų, ir galim jau daryti išvadą, kad jisai uždirbo tikrai nemažai pinigų, galbūt netgi ir tą didžiausią sumą, kurią mes čia matom, kas yra 18 000. Nes vaizdo įrašai yra tikrai ne patys trumpiausiai, yra tikrai ilgi, o trukmė labai daug duoda, nes galime į tarpą sukišti daugiau reklamų, YouTube'as mėgsta labiau rekomenduoti vaizdo įrašus, kurie yra ilgesni negu tuos trumpesnius. Ir, žodžiu, tikėtina, kad pritraukia tikrai neblogų žiūrovų, tikėtina tos pačius amerikiečius, kurie moka tikrai nemažai pinigų. Kartais netgi šis svetainė parodo mažesnės sumas, negu iš tiesų šitas kanalas uždirba. Tai pagal jo statistiką matom, kad jisai performina tikrai neblogai, iki Samoškos dar toli, bet pinigų jau uždirba iš Faceless turinio ir manau, kad ši niša būtų viena tų perspektyviausių šiuo metu, į ką reikėtų fokusuotis. Tai mes galim pasirašyti, sakykime, šiaip tokį, sakykime, kaip raktažodį Strait of Hormuz, nes galite pamatyti, pavyzdžiui, įsidėmėkit šitą thumbnailą ir pasižiūrėsim, kiek panašių thumbnailų mes atrasim YouTube'ai dabar, ar ne? Nes čia matau prieš mėnesį keltas video, 135 000 peržiūrų, pasižiūrim, kiek tokių panašių video galima atrasti. Nes čia yra irgi tema, čia irgi eina viral, ar ne? Čia pasaulis apie tai dabar kalba, tai yra aktualu. Ir pabandom pasižiūrėti. Na, štai iškart matom identišką thumbnailą, sakykim, ar ne? Čia vienas kanalas įkėlęs, kitas, matau 3,5 milijono peržiūrų. Biškį paskrolinti dar vieną matom panašų, toliau dar vieną panašų, ar ne, tai matom, kur rinka fokusuojas, tik tais dauguma tų kopijuotojų nerenka peržiūrų. Šitas iš vis, matau, uždėjo tik tais porą naujų žodžių ant thumbnailo ir tokiu būdu išvengia copyright'o. Kažkiek čiučiut su jam paredagavęs, bet surinko nemažai peržiūrų, toliau mes matom dar vienas, 2,5 tūkstančio peržiūrų. Faceless vaizdo įrašas. Tai būtent apie tavo ekonomiką kažkaip Faceless pasaulis yra fokusuojas. Matom dar vieną. Pasaulis neturi atsarginio plano Hormuzo sąsiauriui. Ir vėlgi Faceless kanalas. Tai labai daug, matau, fokusuojasi, reiškia, žmonių būtent į tą sąsiaurį. Ir mes galim pasimti vieną iš tų kanalų kaip pavyzdį ir bandyti iš jo mokytis, ką galima pasimti. Čia matau visas kanalas beveik apie tą Hormuzą. Tai pabandom pasižiūrėti, kiek jisai uždirbo. Nusikopijuojam nuorodą. Einam štai čia, įterpiam ir pasižiūrim, ką jisai čia surinko tų peržiūrų. 1,6 milijono peržiūrų. Tai preliminariai $6,000. Manau, kad visai neblogai superforminės, tikrai stiprus kanalas. Čia turėjo savo stipriausią mėnesį kažkurio metu, kovo 23 dieną. Tai matom, kad šitas kanalas užsiaugino savo, sakykime, stuburą per metus laiko. Pradėjo, vėlgi matom, kovą praeitų metų, kėlė turinį ir būtent šių metų balandį pamatė sėkmę. Tai čia, vienas, sakykime, iš tų įrodymų kai kuriems, kad neverta pasiduoti, reikia kelti ir kartais vaisiai ateina po kurio laiko, ar ne? Tai buvo visai neblogas ranas šitam kanalui, pažiūrim, kiek tas populiariausias video jam surinko. Tiek ir surinko, 3,5 milijono peržiūrų, visi kiti po 0,5 milijono, čia matau, kai kurie turi, tai irgi neblogai. Tai žodžiu, apie tai yra visas šitas, reiškia, modelis, ne? Apie šią nišą, visas tas ekonominis, reiškia, bumas su tuo karu, su tuo, kas vyksta pasaulyje, ir eina dabar viral, į tai reikia fokusuotis, į tai reikia, reiškia, sutelkti savo dėmesį, energiją, kurti vaizdo įrašus panašiomis temomis, jeigu norisi, sakykime, šiais metais padominuoti rinką, nes būtent jeigu šitam kanalui visai neblogai pasisekė šiais metais, tikėtina, kad ir jūsų durys yra atviros, ir jeigu norit, sakykime, suskurti kažkokį panašų kanalą arba svarstot apie Faceless YouTube ir norėtumėt pradėti uždarbiauti internete, parašykit man, žemiau rasite nuorodą prašymę, kur užpildyti anketą, kur būtų galima pabandyti savo šansus, norint patekti šios mokymus, ir galbūt atsidursite mūsų bendruomenėje, kuomet galėsite išmokti viso šito meno, kurti tos vaizdelius ir uždirbti šių pinigus. Tai štai, šiandien būtų viskas. Ačiū, kad peržiūrėt, palikit komentarą, paspauskit laiką ir susitiksime kitame vaizdo įraše. Iki.